pakils iki bokštų. Tik tokie žmonės kaip aukštaičiai galėjo sukurti tokias skambės melodijas kaip sutartinės ir išleisti pasaulin tokius garsius žmonės, dainius, auksarankius. Ir aš manau, kad tikrai mes pelnytai didžiuojamės šito regionų mūsų. Linkiu jums visiems smagiai praleisti dienas Vilniuje, parsivežti gražių įspūdžių ir prisiminti šitą dieną kaip vieną iš gražiausių jūsų gyvenime. Su švente! Minėlių organizatoriams kilo labai daug problemų. Galvom, jeigu visi pradės šnekėti, tai mes čia, kaip sakyti, iki 12 neužbaigsim. Tada priėjom tokio sprendimo. Sakom, vis dėlto, iš tikrųjų taip ir yra, Panevėžys yra Aukštaitijos sostinė, dabartinė. Nežiūrėsim, kaip ten buvo seniau ir visa kita. Yra Panevėžio miestas, bet Panevėžio miestas yra ir Panevėžio rajone. Taigi dabar sakom, padarykim taip, kad pirmiausia žodis Panevėžio miesto merui. Prašom, tamstom. Panevėžio miesto meras Vitalijus Statkevičius. Mėly Vilniečiai ir Vilniaus miesto svečiai, Panevėžio krašto ir visos Aukštaitijos vardu leiskite pasveikinti jūs su kazimierinėmis, pasveikinti visus Kazimierus, Kazimieras, Kazytės, Kaziukus. Tegul ši diena, šis šurmulys būna draugystė, meilė, bendradarbiavimas, džiaugsmas, prekybos sėkmė, kūrybinė energija. Sveikinu visus ir linkiu kuo geriausių metų. Na, o dabar jau Panevėžio rajono meras, Povilas Žagunis. Gerbiamas Vilniaus miesto merė, gerbiami šventės dalyviai. Pirmiausia, tikrai reikia šiandien paminėti tuos, kurių proga šiandien toks Vilniaus centre šurmulys. Tai Kazytės, Kazimierai, su švente jūs. O visus dalyvius sveikinu atvykusius. Saulutė šypsotis pradeda. Visiems gero ūpo, geros nuotaikos, gerų įsiminimų, gerų įspūdžių, kad ta 407 šventė, Aukštaitijos šventė, atliktų atminti, sudrebinusi Vilnių. Geros nuotaikos visiems. Na, o dabar Aukštaitijos, auksarankių meistrų vardu. Noriu tarti Puodžių, Vytautas Aliušis. Iš Pautenas yra labai didelė garbė pasveikinti Vilniečius ir jų svečius su šventėm, palinkėti meilės, sveikatos, pinigų, ukvatos, geriems darbams. Padėkoti Utenos vardu ir Aukštaičių padėkoti Vilniečiams ir priėmimą įteikti Labai dėkui, ponui Valiušiui. Na, o dabar jau, kaip sakyti, reikėtų atidaryti tas Aukštaičių dienas, o tas Aukštaičių dienas Vilniuje atidarysime labai taip šiek tiek įdomiai. Dabar visi nusileisime čia apačion, nes pakelti šitų visų įnagių, su kuriais yra kalamos monetos, čia negalima ant scenos, nes sugriautume sceną. Ir pirmieji nusikals Aukštaičių dienų. Auksinę matyti ar sidabrinę, pažiūrėsim, ko ten turi. Moneta visi trys, žodžiu, vienu kujeliu. Taigi, Vilniaus meras, Panevėžio meras ir Panevėžio rajono meras. Ir žiūrėsim, kaip čia su tom koalicijom dabar bus. Taigi, prašom, lipam nuo scenos, o paskui visi kiti irgi galėsit nusikalti po tą
gražiąją monetą. Na va, o kol... Labai gražu. Žiūrėsim ir komentuosim, kaip kas dabar bus. Jau darbas tai jau palaikys mergaitės. Va, dabar pirmoji trijulė. Bet žinot, kad kiekvienam būtų po monetą reikės 3 kartus. Va, žiūrėkit, ar pataikysit, ar nepataikysit. Čia, broliukai, jums ne juokas. Apa! Yra. Nu ir dar. Taigi vis kiekvienam reikia nusikalti. Ataskaitai? Apa! Ne, reklamą. Supranti? Taip, prikalkit Vilniui, kad būtų pinigų. Storesnė. Čia storesnė nereikia dėti. Visiems vienodai. Na va. Nu, dabar visi kiti prašom irgi nusikalti. Jau po vienu dabar galim nusikalti. Gerai. Duoda, ne, nu jau priklauso. Atvežėt labai daug gražių meno kolektyvų, labai daug dainininkų, muzikantų, šokėjų. Padarėt labai gražią mums šventę. Tai jau dabar, kaip sakyti, negaila. Taigi, mėlėjai, nereikalas į monetas, tamstos irgi galėsite nusikalti, o aš jums noriu pasakyti, kas dar čia bus, ne tik čia, bet ir visur kitur. Dabar čia tuoj pat šitoj scenoje 13 valandą koncertuos Panevėžio miesto meno mėgėjai, paskui 13:45 Panevėžio rajonas, 14:30 Radviliškio rajonas, 15:15 Joniškio rajonas, 16:30 Radviliškio rajonas, 17:15 Zarasų rajonas. Koncertai ir nepriklausomybės aikštėje iki pat 17 valandos. 14 valandą kviečiame ir į mokytojų namų svetainę. Ten susitikimas su Aukštaitijos rašytojais. 17 valandą Šventos Kotrynos bažnyčioje Aukštaitijos žvaigždžių koncertas. Ten dalyvauja operos solistas Vytautas Juozapaitis, istorinio šokio studija Baltoji Pavanai ir senosios muzikos ansamblis Pavanai iš Anykščių, Sandra Stukaitė ir Lydija Sankauskienė iš Kupiškio, Joniškio menų mokyklos atlikėjai, Panevėžio modernaus dainavimo studijos solistai, Panevėžio miesto kolektyvai, tai atlikėjai, Jorūnė ir Gendrius Jokubėnai, Kamilė Petrauskaitė, Jovilė ir Dovilė Brasaitės, Gabrielė Matuškaitė, Vidmantas Urbanas, Regimentas Matulevičius, Svajus Band, Panevėžio Balčikonio gimnazijos lengvosios muzikos orkestras, o šį koncertą ves Vilma Skrodenienė. Taip pat noriu priminti, kad koncertai ir ne tik Rotušės, nepriklausomybės aikštėje, bet ir Lukiškių aikštėje. Lukiškių aikštėje šeimininkauja alternatyvioji jaunimo mugė. Taigi, netrukus čia šitoje scenoje 13 valandą koncertuos Panevėžio miesto kolektyvai. Gražaus pasibuvimą!
пошла. Обрывихает. Что тут пиво, тут... Ему когда?